prasme, kad atsimeni, kaip mes kalbėdavom, kad, kaip sakydavau, Jolanta, nebus šeimų, nebus tų, žinai, Taip. kad toksai, ir ta prasme, su visų sistemos šito griūtimi, su senos sistemos, nes, nu, aišku, kad kuriasi nauja, kad jinai tik yra integruojama, tarkim, aš kalbu, nu, tarkim, mes galim ten matricą pavadinti kaip nori, ne? Bet senoji sistemoje buvo tas vadinamas tas santuokos ir santykių vadinamas institutas, ne? Net man tas santuokas santykiai yra institutas, net atrodo tas žodis yra. Tai ir kaip atsimenu sakydavau, Jolanta, bet nebus šeimų, ne, kaip lyg tai bus partnerystė. Ir dabar šiaip, aš pagalvoju, dabar apskritai stebint, kas vyksta fiziniam plane erdvėje, ta prasme, va šitoj mum matomoj toj vadinamoji toj realybėje, ne, kurią mes gebam dar matyti savo akimis, jau atrodo vyksta stebint per aplinkinius, ne, pažįstamus, kad žmonės nebenori kurti šeimų. Tiek daug žmonių, kurie nebenori vaikų. Nes šeima ir buvo, ne, tai vyras, žmona, vaikai, ne, tai yra irgi būtent tas šeimos vienetas. Ir tas atrodo, bet žmonės dar, kaip sakyt, lyg tai tarsi ir kažko ilgisi, lyg, nu, šiaip labai už tai daug yra kančios ir dėl ko tiek irgi yra nelaimingų tų šeimų ir santuokų byra, ne, ir ten viskas vyksta, nes dėl to, kad, kaip sakyt, ta sena sistema griūna, santuokos buvo sukurtos realiai aklai iš tos energijos, ne iš tos tuo metu, kokia buvo. Ir dauguma santuokų apskritai sukurta yra aklai. Iš tikrųjų tai be jausmo. Kaip realiai tai su tais mentaliniais jausmais, ne mentaliniam širtim. Ir dar dabar irgi, kas bandoma padaryti, kaip bandoma kuriami tie vadinami, ne, Gregorai, tos programėlės vadinamos, ne. Tos visokios pažinčių, tie portalai, pažinčių klubai, visokie ten dar kažkas, tai irgi bandoma, kaip sakyti, dirbtinai išlaikyti. Ir ta prasme, kaip daromi tie tipo mečiai kažkokie, ne, tai ten, mes ten susimečinom, tai pagal kažkokius tai šablonus, tarkim, pagal kodus, ne, tarkim, aš ten esu, man ten nepatinka tas, anas. Bet tai yra visiškai vėlgi bandoma atjungti nuo jausmo. Nes meilė ir žmogus neieškomi, jie ateina. Būtent, net ieškoti nereikia. Jie arba ateina, arba ne, bet jų neįmanoma eiti ir ieškoti. Ta prasme, kaip, ten neieškoti vyro ar moters, ar ten kažko. Taip, ten galima draugą susirasti gal, ne. Bet tas toksai, kaip pasakyti, tai irgi sukūrėmi baisuliniai egregorai, kur žmonės palieka pirmą, tai pinigus, ne, laiką savo beprotišką, dėmesį, tai viskas yra energija. Ir realiai žmogus yra visiškai išsisunkęs ir ką jisai gali rasti tokį patį išsisunkusį. Ir tada finale tai gali vos nesusitikti, tik padaryti seksą, nes jie daugiau aukštesniam jausmui net neturi jėgų, jie nebeturi energijos. Ir tas toksai, ir aišku, kas vėl ateina savivertės klausimai, nenusivylimai, ir vėl žmonės į kokias vibracijas nugramzdina, ir vėl į pačias žemiausias vibracijas. Ir tarsi žmogus kaip ir kažką lyg tai siekia, kažko nori aukščiau, iš kažko išsilaisvinti, ne, bet jisai vėl užsikabina už kažko. Ir tas ant kiek bando pririšti žmonės prie šitų. O šiaip reikia suvokti, tiesiog priimti tai, kad viskas, tie santykiai, jie yra kitokie, jie yra tokie, kokie yra, jie tokie, kokie kuriasi, be tų šablonų, be tų bandymų prisitaikyti ar prisiderinti kažką, ne, tiesiog gera būti kartu arba negera būti kartu ir viskas, ir tada kažką keiti darai, bet tikrai neieškai, nekuri mentaliai, ne, kad ir tie, sakau, visi manifestavimai, ne, irgi aš kuriu taisyklės, koks mano žmogus turi būti, kas kuria. Kas kuria protas ir širdis. Ta pati programa, iš jos išeit, žinai, plamai ieškau, ne, vyrų, viskas pririšta prie to, taip, ir ta prasme, o ateina tas toj kitoj realybėje, ne, toj, kurią kai kas
pereisim, kai kas ne, kažkas gal ten jau viena koja uostosi, kažkas nesiuosto, ne. Tai žodžiu, tenai santuokos nebus. Ten santuokos nebus. Nes kas išlips iš šito, kas sugebės išeiti iš to ir leisti savo patirti kitaip ir pripažinti, kad, kaip pasakyta, ne, tai kaip įsivaizduoti, ką nereikia antros pusės, ne. Ta prasme, šitas žodis reikia net netinka, ne, bet priimti tai jinai ateina tada, kai mes pasiruošim. Taip, o čia svarbiausia žinutė Tada mes yra. ir patiriam, kai mes esam pasiruošę, jinai ir ateina, ar mes ieškosim, ar ne tiesiog sudauš mus kaktom galvom ir tą reikia jau įsisavinti ir leisti tam būti ir nebijot tos nei vienatvės, nei kažko, nei užsikabinta, ne, kad kažkas blemba kažkam tai gal gerai, o man blogai, ar kažkaip, o išbūt su savimi, kaip sakyt, savyje išbūti ir išjausti, o tiesiog jeigu ir neateis, tai vadinasi, gal aš nepasiruošęs, o gal tas žmogus nepasiruošęs. Čia va vėl naujas požiūris, vėl turi atsiras naujas. Visiškai keičiasi apskritai santykis, apskritai partnerystė, aš kalbu apie partnerystę, kur vyras ir moteris, ne, tarkim, apie šitą santykį, nors irgi jau skaitosi neskirstoma, ne, bet, dar šiai dienai gal mums sunku priimti, ne, tas, kaip sakyti, vienalyčius tuos visokius santykius, nors tai jau irgi darosi kaip ir norma, ne, kažkas ir aš net negaliu pasakyti, ar tai yra norma ar nukrypimas, nes tai vėlgi kuriamo mentaliai yra, ne, tai yra kuriamos ir kaip kažkas pasakys, jeigu kažkas labai labai daug kalbės, ne, kad tai yra norma, tuo žmonės įsipriims kaip norma, ne, jeigu kalbės kaip iškrypimas, tai priims kaip iškrypimas. Čia vėlgi kaip mums suformuojama yra, ne. Aš manau, kiekvienas savo priims tą partnerį, kaip pasakyta, ne, ir čia, turbūt ne mums spręsti. Lyties nėra, apie tai, ką mes šnekame, apie šitas dimensijas, ten lyties nėra, čia ir viskas šitą temą baigta iš tikrųjų. Čia ir kiekvienas prisiima savo žodžią. Tai kažkaip taip, toksai, žinai, pastebėjau.